Labą vakarą visiems. Tai nuo žmonos ir pradėsiu tada. Nes nežinau, kažkaip vieną žodį žmona ir viskas. Tai buvo gal prieš 11 metų. Jo, 11 metų, kai mes vedė su Eglute. Du sūnus mano laksto. Gerai, kad keičių neišvartų. O viskas prasidėjo taip. Kažkada sėdėjau įkalinimo įstaigoje. Ilgus metus išėjau. Man pasiūlė ateiti į veiklių žmonių bendriją. Atėjau. Bet dabar nežinau, 13-14 metų jau esu. Ko mane sužavėjo, kaip po vizijos dabar, ko mane sužavėjo veiklių žmonių bendriją, šiai dienai galiu iš to sakyti, nes metų daug praėjo. Viešpats atsako į maldas. Aišku, šiai dienai vėlgi iš kitos pusės žiūrint, aš žinau, kad ir į mano maldas atsako. Bet tada man buvo kažkas tokio, nes reikėdavo, nereikėdavo, aš visą laiką galvą kišdavau, pamenu, Algis kitą kartą pastumdavo mane. Sakau, melskis, ten tokios problemos, melskis, ten tokios problemos. Ir aš jau buvau bendrijoje prabuvęs galvojus pusę metų. Eiliniai vyrukai, du išėjo iš įkalinimo įstaigų ir sako, tu tiek bendrijoje, ko tu nesimeldė už žmonės. Sakau, ką aš žinau, ką aš ten melsiu, sakau, žinai. Nu ir jie mane įkalbėjo, aš užėjau, priėjau, ten kažkam ranką uždėjau, pasimeldžiau ir likau tuščias, silpnas ir tuščias. Ir aš galvojau, kas yra, nesupratau tada, kas yra. Pasirodo, buvau dar nekrikštyta šventąja dvasia. Kai nužengė šventoji dvasia, kai gavau jos krikštą, galima ir valandas dabar melstis, šlovinant viešpatį, nes šventoji dvasia jinai pasirinko kiekvieną iš mūsų indais ir mus naudoja. Tai yra, o dėl žmonos, kai buvo, aš gyvenau nakvynės namuose 2,5 metų, tada vienas iš bendrijos brolių man buvo pasiūlęs darbą, dirbau pas jį, ir jisai man pasiūlė nuvedė tokią katalikišką maldos grupę, sako, ten labai daug moterėlių, sako, gal kokia ten tavo ar mergelų, ten, žinai, sako, gal kuri iš jų ir tavo žmona bus. Pasijuokiau, paskui po metų nuvėjau ir žinot, jų buvo kokia 20. Jei nedaugiau ir aš taip akis raibau ir galvoju dabar, kuri čia mano. Antrą kartą, kai nuvėjau, jau po visko 2 lydėjau. Ir dabar galvoju, kuri iš jų mano. Aišku, po palydėjimo aš iš karto atbėgdavau į Pranciškonų vienuolyną, nes tai vykdavo pirmos Kyjaus kalnų susirinkimas ir vyrų prašydavo maldos, nes man, kada aš visą laiką save laikiau, kaip pasakyti, kas yra žodis naglas, ne? Tai va aš toks naglas tikrai visą gyvenimą buvau ir man, kada pasilieku su mergina, aš toks pasidarau, nežinau net ką kalbėti, žodžių nėra ir nežinau. Ir visą savaitę tenka melstis, kad galėčiau kažką tai kalbėti, kažką tai aiškinti. Bet man labai gerai sekėsi kalbėti apie Jėzų, apie jo meilę, matai čia jo. O gražbylystės kažkur visos išgaruodavo. Ir būtent antrą kartą palydėjau vieną iš jų ir kažkur praėjau, gal mėnesis, pusantro mėnesis, gal tik tai praėjau. Aš jai sakau, žinai, tu mano gyvenimą žinai iš mano liudijimų. Nes kiekvienas liudijimas tai vis tiek turi savo atspalvį. Sakau, nesu dovana, bet viešpats mane keičia. Jeigu sutiktum tapti mano žmona, aš sakau, be problemų. Jeigu ne, sakau, aš noriu atsakymą iš karto. Jeigu ne, aš tikrai sakau, tikiu, kad man Jėzus duos kitą, jokių problemų. Ir žinot, jinai pasakė taip, o mano darbdavys, brolis Kristuje, mylimas brolis, jisai padarė tokias vestuvės, bet man iš tų vestuvių gal prisimenu, aš tai tokį iš bendrijos vyrų daug dalyvauju tose vestuvėse. Aš pamenu, jisai ten fotografas, filmuotenai, ten restoranas geras, viskas gerai. Bet sako, žinai, reiktų kažkokį ansamblį gerą, žinai, gerą ansamblį, tipo aliukų kažką tai tokio. Nes tų pinigėlių kaip ir buvo, tada statyboje dirbom, o tiek, sakoma, statybų pakilimas, tų pinigų, kiek nori. Ir aš jam sakau, žinai, mano didžiausias tikslas šlovinti Jėzų Kristų. Sakau, žinai, važiuojam pas Algūnę.
Tai mes nuvažiavom pas Algį mūsų Varšlovintoje. Ir Algūnė sutiko dalyvauti vestuvėse. Ir po šiai dienai, kai prisimenu, o dabar vestuvės prisimenu, tai tikrai dėkoju Dievui, kad jisai taip surežisavo visas tas vestuvės, kad gavosi, kai dabar jūsų banketė, žinot, tai ten biškiai stalas toks buvo pailgas, žinot, ir daug žmonių. Alkoholį gėrė tik tai mano seserys su švogeriais, visi kiti alkoholio nevartojo. Tai kažkaip juokinga, linksma, bet po tų vestuvių galiu drąsiai sakyti, tą savo svajonę išpildžiau, vėlgi šventosios dvasios pagalba, Jėzus buvo šlovinamas ir garbinamas. Nes buvo labai labai daug liudijimų. Buvo labai labai daug šlovinimų. Šiai dienai man 55, mano žmonai 45, link 6 eina, sūnui 9, antram 6, dukrai 3 metai. Čia ne per seniausia parduotuvė sako, senelė, tai nupirka anūkui. Ir vaikas sako, tėvelį, ką jis iš tavęs nori, sakau, nekreipėmės. Šlovė Jėzui Kristui, kad jisai yra, kad jisai keičia mus.